Sveiki visi, Rolandas prieš jūs. Šiandien noriu biškį aptarti vieną tokį įdomų faktą. Prieš porą dienų teko lankytis, dalyvauti nedidelėme renginyje ir po jo įdomiai su vienu žmogum šnektelėjau. Žmogus jau pagyvenęs užsiima bitininkystę. Bitėmis. Ir sako, įdomiausia, kad Klaipėdai vis tiek, kur tą medų dėsi, kaip sakant, nelaikysi visą medų savo vienam, tai čia yra per daug. Tai nuveža, aišku, padaro dar tyrimą medui, tas kainuoja. Aišku, kainuoja prekyvietė, tikriausiai yra prekyvietė vis tiek ne vien medum gal prekiauja. Bet pati esmė yra ta, kad medaus žmonės nebeperka. Net už 4 eurus, šiais laikais, tikrai jau visur žiūrėjau ir turgui, ir Šilutė turgui yra 5 eurai, tas pusę litro. Ir net sako, už 4 eurus žmonės nenori pirkti. Jie neperka. Anksčiau to nebūdavo. Tai kame reikalas? Reikalas didžiausias, manau, yra tame, kad jau ta karta, dar viena, kuri auga, ji jau užaugusi yra ant visko, bet ne ant sveiko proto. Dažniausiai. Aš nesakau, tikrai yra žmonių, kurie tas žinias, tuos dalykus, kaip gydytis, kaip paprastai išsigydyti, kam iš viso reikalinga žmogui pakelta kūno temperatūra, kodėl vaikai turi pakeltą kūno temperatūrą, kodėl jos mušti negalima praktiškai, nebent labai aukšta. Ir visus tos dalykus mesgi žinom. O jau ta karta auga ir, bent jau, kaip sakant, prieš mano akis auga ir viena, ir kita, ir trečia. Ir dabar, kur mažiukai, sakykime, 4. kartą, kurią matau, po 10 metų įmant. Tai jau dabar yra tikrai vaizdas apgailėtinas. Žinoma, yra čia gal ne mano, ne jūsų problema, bet šitą dalyką imkite į galvą ir patarkite, jeigu kas nežino, kam reikalingas medus. Ir kas iš tikrųjų yra cheminis cukrus, kurį išgauna cheminiu būdu. Kiek žinau. Tai mąstykit, ką darot, mąstykit, ką valgot. Ir kad kaip būtų, gyvenkite pirmiausia, mokinkitės būti laimingi dėl savęs, po to visa kita. Jeigu jūs nebusit laimingi, kaip sakykit, jūs padarysit kitus laimingais? To nebus. Jeigu jūs nemokat, sakykim, važiuoti redučiais, tai kaip jūs kitą išmokysit? Lygiai taip pat neišmokysit. Tai tam, kad būtų šeima laiminga, kiti laimingi, pirmiausia, turit būti laimingi jūs. Kas yra laimė? Apie tai įrašą esu daręs. Laimė tai nėra vienas, kaip sakant, nežinau, vienas kaip baslys įstatymas. Nėra tokio dalyko. Jis yra sudėtinis. Dėl ko vienas radęs, sakykime, 2 eurus apsidžiaugs, nesvarbu, gal kokio senų rūbų savo kišenį ras, 2 eurus apsidžiaugs, o kitas, sakykime, iš juodų mašinų išlipę, gal net patingės, kaip sakant, nepagailės, tai yra pagailės savo laiko ir neims tų 2 net eurų. Taip yra šiais laikais. Tai čia ir esmė yra. To ir pradėkit gyventi. Iki.